Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai. Apsaugok save ir savo turtą. Vilniaus ginklai. www.vilniausginklai.lt. Laidos rėmėjas Sveiki, trečiadienį jau pradėjome medžioti anteles. Kai kurias, bet dar ne visas. Koduotasias medžiosime tik nuo rugsėjo 15 dienos. Todėl noriu Jums palinkėti, būti akyliems, skrendančiais antis pažinti kaip nuluptas. Apie ančių ir kitų paukščių medžioklės šioje laidoje tik kalbėsime. Kaip mums sekėsi medžioti jas, pamatysite kitose laidose. Taigi šiandien matysite. Tauro rago laidoje įdomus pokalbis apie medžioklės Norvegijoje. €1,000 to go hunting in a certain area, and you're only allowed to kill 4 birds per day, and you have maybe 1 week, so it's going to be a very expensive dinner. Keturkojo kolegos mokymai. Mėginsime pamokyti jauną šuniuką sekti šerno pėdsakais. Na ir žinoma, medžioklė. Kai kurie, nesakau, kad visi, paukštiniai šunys daug laiko praleidžia ant sofkutės. Tik retkarčiais į ančių medžioklės jie pasiimami, nes to reikalauja medžioklės taisyklės. Keletas gintarės patarimų, kaip paruošti šunį medžioklei. Prasidėjus ančių medžioklės sezonui, šiandieną laidoje norėtume pakalbėti apie medžioklinius šunis, skirtus būtent paukščių medžioklei. Nors medžioklės taisyklėse reikalaujama paukščių medžioklėje turėti medžioklinį šunį, tačiau dažnai medžiotojai į paukščių medžioklę pasiima ne tam skirtus šunis. Medžiojant antis, tinkamas paukštinis šuo reikalingas visų pirma dėl to, kad surastų visus sumedžiotus paukščius. Medžiojant antis dažnai būna taip, kad nušauta arba sužeista antis nukrenta netiesiai medžiotojui po kojomis, bet kažkur tai nendrėse ar krūmuose, ten kur arba į vandenį kažkur tai giliai, ten kur yra sunku pačiam medžiotojui susirasti ir pasiimti tą paukštį. Būtent dėl to reikalingas tinkamas paukštinis medžioklinis šuo, kuris surastų sumedžiotą paukštį. Ančių medžiokliai naudojami šunys gali būti vien tik tai skirti paukščių medžiokliai arba gali būti universalūs šunys skirti ir paukščių medžiokliai ir turėti dar papildomas funkcijas. Lietuvoje paukščių medžiokliai dažniausiai naudojami šie šunys, tai būtų dratharai, kurtsharai, retriveriai, rečiau naudojami seteriai ir pointeriai bei spanieliai. Dažnai tokios veislės kaip retriveriai arba spanieliai yra daugiau naudojami kaip dekoratyviniai šunys laikomi namuose, ant sofų, o ne medžioklėse. Dratharai ir kurtsharai gali būti naudojami ne vien vandens paukščių medžioklei, tačiau jie taip pat gali daryti ir tilkti. Na ir taip pat gali būti naudojami kaip kraujasekiai arba pėdsekiai. Taip pat teko matyti, kad medžiotojai juos pasiema ir į varymus. Na, o retriveriai yra skirti vien tik tai paukščių medžiokliai. Norint, kad paukštinis šuo būtų geras pagalbininkas medžiotojui, reikia jį tam tinkamai paruošti. Porą akimirkų skiriame reklamai, o po reklamos tęsime laidą. Parduotuvė Sava sodyba Šiauliuose pavasarį sutinka su atsinaujinusia prekių pasiūla. Čia tikrai išsirinksite kokybišką sodo bei miško techniką lanksčiausiamis kainomis. Prekiavame žoliapjovėmis, vejos traktoriukais, krūmapjovėmis, benzininiais pjūklais, kultivatoriais, motoblokais ir kita patikimų gamintojų technika. Gal pradėkim pristatymą nuo Hitachi elektrinių įrankių. Hitachi elektriniai įrankiai gaminami Japonijoje ir šis prekinis ženklas populiarus visame pasaulyje. Gana patrauklios kainos ir žinoma firma Lietuvoje.
Parduotuvėje Sava sodyba taip pat gausus motoblokų ir kultivatorių pasirinkimas. Motoblokai rusų gamybos, baltarusių ir prancūzų firmų. Čia įsigysite ir patikimą vejos traktoriuką. Visą tai rasite parduotuvėje Sava sodyba Šiauliuose, Tilžės 99 prie Senojo viaduko. Toyota Hilux – tikro medžiotojo automobilis. Pirmą kartą Lietuvoje ne 10 filmų apie medžioklę. Filmus įsigysite Lukoil Baltija, Baltic Petroleum ir Kvistės degalinėse. Keliaukite su geru kuru ir lietuvišku kinu. Sveiki medžiotojai. Pristatau Jums labai viliojantį pasiūlymą. Vilniaus ginklai ir ČZ ginklų gamintojas skelbia akciją medžiokliniams šautuvams. Jau dabar ČŽ 550 liuks modelis, kainavęs 2750 litų, akcijos metu kainuoja tik 2200 litų. ČŽ gamintojo ginkluose, laikui bėgant, metalinių detalių nepakeitė plasmasė, o medis išliko aukščiausios kokybės riešuto. Vamzdis yra dengtas juodu chromu, tai suteikia šautuvui ypatingą atsparumą drėgmei bei ilgamžiškumą. Laukiame Jūsų Vilniaus ginklų parduotuvėse. Lietuvoje po truputėlį populiarėjanti šunų veislė yra Vachtelhundas. Na ir aš turiu 5 mėnesių šuniuką, kurį po truputį jau mėginu mokinti ruošti jį medžioklei. Vachtelhundai yra pakankamai universalūs šunys, skirti paukščių medžiokliai, vandens paukščių medžiokliai, taip pat jie daro ir tilkti, na ir jie yra kuo puikiausi kraujasekiai. Vachtelhundai yra universali šunų veislė ir viena iš jų darbinių savybių yra pėdsekystė. Mes mėginsime pamokyti jauną šuniuką sekti šerno pėdsakais. Pabandysim padaryti vilkstę su šerno koja neseniai sumedžiota. Na ir ji turės surasti tą koją. Atnešk. Gerai. Svarbiausia, pradžioje išmokyti šunį būti paklusniu. Pola, sėsk. Ai, gerai. Ai, gerai. Gulk. Gerai. Ai, gerai. Sėsk. Atnešk. Sėsk. Sėdėk. Negalima. Ai, gera kokia, Bet man pakanka. Jau ne pirmą kartą pas mus vieši Karlas, medžiotojas iš Norvegijos.
Kadangi mūsų visos mintis sukasi apie ančių medžioklę, ir Karlo paprašėme papasakoti apie paukščių medžioklės Norvegijoje. Šiandieną svečiuose turime medžiotoją iš Norvegijos, todėl norėtume jį pakalbinti apie paukščių medžioklės. We have birds in the forest. Biggest one can be up to 7-8 kilos. And grey goose, Canada goose, a lot of different ducks types, pigeons, but the most common is to hunt in the mountains. Some people hunt with dogs, but most of them hunt without dogs. But when you are hunting dogs, like what kind of season it is? It's in the autumn from August until the Christmas time about. And but the goose season is mainly in August, September, and they start going south again. And that's very popular on the west coast, especially on the west coast of Norway. And some people do hunt with dogs, but it's very difficult when you're hunting in the sea areas because big waves and it's dangerous for dogs and that kind of stuff. So you have different kind of birds in Norway. Yeah. And Norway is so big, but do you have different kind of huntings for birds? Like probably ducks you are hunting in one way, pigeons you're hunting in another way. Like pigeons, normally you hunt them in cornfields. You're sitting close to an area with bushes and wait for them, maybe have some decoy pigeons out on the field. You can also hunt grey goose on Canada goose on the same system, well, tracking them to you with fake birds and that kind of stuff, and wait for them to fly over. And the goose is have a very sharp vision. So you need to be very good camouflaged. For instance, if you're not camouflaged like this, you're only like this and not anything in the face, they probably see you very fast. So you actually need to cover everything up and try. Ducks is hunting mainly on the coast area, since we have ocean almost everywhere. Not often inside the country, but most on the coast area. And there are different kind of ducks, and the rules are that you can't use engine on your boat before you're like 10 kilometers away from the coast area. So you can only have manual. You need to row. It's going drastic down with the number of birds in the mountain now, and you're only allowed to shoot 4-6 birds per person, and that's not much, and you can actually go one whole day without seeing any birds at all. So but you don't have any license for birds? You need to have a hunting license. And then you need to pay for hunting in the areas, and there are different types of areas. Some areas are very cheap. It costs like maybe between 8 and 20 euros, and some places are much more expensive and cost like thousands of euros. So it depends. For hunting? Yeah, for go hunting. So it depends, and it's just for go hunting, or does it? The price depends from how much you hunt? No. It's just for going hunting, and then there is like, actually you can pay like 1,000 euro to go hunt in a certain area, and you're only allowed to kill 4 birds per day, and you have maybe 1 week. So it's going to be a very expensive dinner. That's for sure. So I almost quit every hunting about these birds in the mountain, and more focus on grey goose and Canada goose, because there's a lot of them on the coast areas, and ducks also. So that's no problem. Golden retrievers are very popular on ducks because they love water. And then you have regular bird dogs
there are different kind of bird dogs, but normally they use them on hunting for these mountain birds and in the forest, because they normally take stand on the bird and give you a notice that there is a bird in the area and straight in front of him, and then you have time to pick up your weapon. So there are a lot of people who hunt with dogs. I don't use dog for hunting on birds. We use more dog for hunting on deers. You only allowed to use steel hail in shotguns. It's not allowed to use anymore in Norway. Yeah, because of the pollution. Yeah. Okay, so thank you very much for conversation. It was very interesting to hear it from you. Po kalbų perėsime prie darbų. Laikas užimti vietas bokšteliuose ir patikoti lietuviškų trofėjų. Labas vakaras dar kartą visiems tada. Pradedam šiandien planinę Girionių medžiotojų klubo medžioklę, palaukimą. Taip, kad noriu priminti visiems, kad šiandien medžiojame šernus. Tai yra jauniklius iki 2 metų ir vyresnius negu 2 metai tik tais patinus. Beje, dar turime 2 licenzijas stirnos patinui, stirninui. Taip, kad noriu visiems palinkėti gražaus oro, gero laiko gamtoj, įspūdžių, pamatyti žvėriuką kokį, bei taiklaus ir saugaus šūvio. Sėkmės visiems ir... Šito tai nereikėjo pasakyti. Panionis ir pasumis ant durėjų. Čia nieko nepadarysi. Nulės iki kaklo. Nu, iki kaklo, tai žinai, jeigu jie išeidinėt sugalvotų, tai... Nes pareita, protopolius pareita, tai kiaulė su paršais, paskui iš posūkio turbūt 3 kiaulių pareita ir pareita didelės pėdos. Tai ten, supranti, ten galėjo būti arba kuilisiko, arba didelė kiaulė. Kai bandos grįžta, tai nesuprasi, nes tom pačiom pėdom. O per aktinėlį išėję turbūt kampo avižų ir paskui palei avižas ir vat bokštelį. Nu čia paeit teks, sakiau, kad čia. Iki to kampuko, ne? Jo, iki kampo ir paskui palei avižas.
Šį vakarą sėdėjome ant šviežiai nukulto lauko. Tikėjomės, kad ant ražienos ateis pasiganyti kas nors. Tačiau matėme tik lapę, daugiau neatėjo niekas. Na ir ką, mūsų medžioklės laikas baigėsi, tačiau girdėjome šūvių, tikimės, kad kolegos turės kokių laimikių. Aš tai ožį turėjau, bet jauniklis toks. Prie nakties metu, ką ten nustatysi? Jo, kur jisai supranti, gal gali būti koks centimetras ragai virš ausų ir po vieną atšakėlę. Ilgi ir tokie labai ploni. Ploni, jo, ir po vieną. Selekcinis, bet žinai, ne naktį vertinti. Jau šernas parištas buvo prie ąžuolo, stovėjo ten. Nusigraužė virgą kaunojai. Tai skelbė medžioklės pabaigą tada. Žvėrelių teko matyti daugumai, kaip teko girdėti. Prašautas stirninas, prašautas šernas šiandien, kiek sulaukiu informacijos, tai skelbė medžioklės pabaigą ir linkiu sėkmingai grįžti namo. Tai ačiū visiems, kad sudalyvavot, ačiū laidai Ragas, ačiū svečiams. Iki sekančios medžioklės. Ja. Nelupam tai iki malonaus. Iki malonaus. Tikiuosi supratote, kad Gintarė pajokavo apie pririštą šerną. Jų, tai yra šernų, mūsų miškose yra daug. Tik laimės dalykas, kam jie pasirodės ir kas bus tas laimingasis, kuris galės pasigirti tikliu šuviu ir puikiu laimikiu. Tame ir yra visas medžioklės žavesys. Tai tiek, susimatysime po savaitės. Anei plauko jums, anei tauko. Iki. Laidos rėmėjas. Nebuvote medžioklėje? Nebėda. Foto, video kamera, breser, nė viena akimirka neliks nepastebėta tiek dieną, tiek naktį. Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai.